žiūrėti, kad reklūmininkai, kaip vokiečiai, supakuoti, ar skurdėms rudenį, ar česnį pasirodo. Ak, lietuvininkai, širdingi mano broliai, nesilyginčiam bent mes akliems jos vietos bedėlėms. Ir nevokim, kad į mus žiūrėdami plosnai, šypsos ir glūpus štukus prasimanydami jėgas. Taigi dabar aš jūs kaip vienas klaus pamokindamas, nei prancūziškai, nei vokiškai nepagyriau, bet tik būriškai, kaip draugas jūsų pažįstamas, jums tiesiog pasakiau, kaip man pasakyti pasitaičiai.